Labadiena, Lietuvos televizija pradeda transliaciją iš Latvijos, iš Ventspilio, kur prieš kelias akimirkas prasidėjo Baltijos krepšinio lygos čempionato rungtynės, kuriuose susitinka šių varžybų favoritai, daugkartiniai Latvijos ir Lietuvos čempionai, vietos Ventspilio krepšininkai ir Kauno Žalgiris. Pirmoji žalgiriečio ataka nepasiekė tikslo, komandos rungtynės pradėjo tokių sudėčių. Svečiai Žalgirio krepšininkai, 5. Regis Freemanas, 6. Kanoka Berdas, 8. Jonas Mačiulis, 10. Edas Kotė, 13. Paulius Jankūnas. Ventspilio krepšininko ataka taip pat nesėkminga ir Regis Freemanas atkovojo kamuolį. Latvijos klubas Ventspilis pradėjo rungtynes tokios sudėties: 5. Raitis Grafas, 9. Ivaras Timermanis, 15. Marijus Petravičius, 20. Rašidas Brokenborov, 25. Raimondas Vaikulis. Prasižengė Latvijos krepšininkai ir pirmąją pražangą baudžiamas Ivaras Timermanis. Netaiklus dar vienas žalgiriečių metimas ir Latvijos krepšininkai atkovojo kamuolį. Brokenborov. Vaikulis. Nesėkmingos pirmosios abiejų komandų atakos. Ventspilio krepšininkai sužaidė iki šiol 5 rungtynes, patyrė vieną pralaimėjimą. Praėjusį šeštadienį žaisdami čia savo arenoje, jie po atkaklios kovos 67-72 pralaimėjo Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. Ir štai po savaitės dar vienas susitikimas su kitu šių varžybų favoritu Kauno Žalgirio klubu. Kaip ir praėjusiais metais, nors buvo kalbų, kad Baltijos krepšinio lygoje gali įvykti pasikeitimų, komandų pasiskirstime, buvo tikimasi, kad kitos komandos sustiprės, tačiau panašu, jog ir šiais metais pagrindiniais favoritais, konkurentais ir pretendentais į pagrindinę, į pirmąją vietą, į nugalėtojų titulą bus tos pačios 3 komandos: Kauno Žalgiris, Vilniaus Lietuvos Rytas ir Ventspilio klubas. Raimondas Vaikulis tik buvo jūsų ekranuose. Šiam krepšininkui fiksuojama pražanga. Tarp kitko, šioms rungtynėms vadovauja arbitrų brigada iš Latvijos. Visi 3 teisėjai yra iš Latvijos. Žalgiriečiai su kamuoliu: Jurijus Kokainis, Olegas Latisevskis ir Oskaras Lūcis. Tai yra šių rungtynių arbitrai. Kanoka Berdas, atrodo, buvo pavykę saugot kamuolį Kanoka Berdą, tačiau užminė ant galinės linijos. Žalgirio komandos vidurio puolėjas. Na ir štai sužaidus jau beveik 2 minutės, rezultatas lygus 0-0. Ventspilio krepšininkai su kamuoliu. Pasvargymas pro galinę liniją, perdavimas ir dabar puikios galimybės pelnyti pirmuosius taškus, neišnaudojo Latvijos krepšininkai. Raitis Grafas, mesdamas iš labai patogios padėties, paliko beveik laisvą šį krepšininką po savo krepšių Žalgirio komandos žaidėjai, tačiau nepaisant to, Raitis Grafas, 24 metų Ventspilio klubo vidurio puolėjas, nesugebėjo pasinaudoti šią galimybę. Vėl su kamuoliu Latvijos krepšininkai. Ir šį kartą lengvai patyrusi Kanoka Berdą pergudrauja Ventspilio klubo krepšininkai ir taip pat daro mūsų tautietis Marijus Petravičius. Pirmieji Marijaus Petravičiaus taškai ir pirmieji taškai apskritai šiose rungtynėse. Sužaidus 2,5 minutės, rezultatu 2-0 pirmavo Ventspilio krepšininkai, nes dabar bus įskaityti 2 taškai ir dar atrodo žalgiriečiai turės galimybę persverti rezultatus savo komandos naudai. Jonas Mačiulis pelno 2 taškus. Ir baudos metimu turi galimybę persverti rezultatą Žalgirio komandos naudai. Netaiklus Jono Mačiulio metimas, tačiau atkovoja kamuolį žalgiriečiai. Sužingsniuoja Paulius Jankūnas. Nepatikliai dabar pasižiūrėjo į vieną iš 3 šių rungtynių arbitrų, tačiau kamuolys atitenka Ventspilio krepšininkams, taigi 2-2 rezultatas lygus. Vaikulis su kamuoliu buvo. Gražinės gal Blumas. Ir Blumo taiklus metimas. 4-2. Pirmauja Ventspilio krepšininkai. Janis Blumas, 23 metų krepšininkas, žaidžiantis, galintis žaisti ir atakuojančių gynėjų žaidėjų pozicijose. Latvijos rinktinės kandidatas, tiesa, dalyvavo iš Europos čempionate Serbijoje Kalnyje, tačiau žaidė nedaug. Blokuojamas dabar žalgiriečių metimas. O jau po to, bandydami kovoti dėl kamuolio, žalgiriečiai prasižengė.
Dar kartą štai šis epizodas. Ir pats Jonas Mačiulis praradęs kamuolį po bloko, bandydamas jį vėl perimti, prasižengė. Pirmoji krepšininko pražanga. Blumas. Vaikelio metimas iš vidutinio nuotolio netikslus ir kamuolį atkovojo Raitas Grafas. Vėl iš naujo pradeda savo ataką Ventspilio krepšininkai. Blumas. Ir labai netikslus metimas. Rodo, jog paprasčiausiai išsprūdo iš rankų kamuolys Latvijos krepšininkai ir žalgiriečiai pradeda savo ataką. Tikrai labai nerezultatyviai kol kas vyksta šios rungtynės. Sužaidus jau 3,5 minutės, vos 6 taškai pelnyti. Tanoka Berdas pirmų bandymų nepavyko, antru pavyksta pelnyti taškus. Pirmieji Tanokos Berdo taškai šios dienos rungtynėse ir panašiai kaip prieš maždaug minutę turėjo galimybę Jonas Mačiulis dar pelnyti tašką baudos metimu. Dabar tokią galimybę turės Tanoka Berdas. Nepasisekė ir Tanokai Berdui, tačiau atrodo leis arbitrai pakartoti metimą. Kažkas iš Latvijos krepšininkų anksčiau laiko įbėgo į baudos aikštelę. Šį kartą Tanoka Berdas taiklus. 3 taškai. Kaip ironiškai beskambėtų, tačiau pelnęs 3 taškus Tanoka Berdas tampa rezultatyviausių šių rungtynių žaidėjų. Timermanis su kamuoliu. Iš gana sudėtingos padėties dabar atakavo Ivaras Timermanis ir persvara rezultatą savo komandos naudai. 6-5. Latvijos rinktinės ir Ventspilio klubo krašto puolėjas Ivaras Timermanis, jam 23 metai. Prasižengė. Atrodo žalgirio krepšininkai. Pabandė iš toli atakuoti Tanoka Berdas, metimas buvo netaiklus ir stumtelė į nugarą savo varžovą. Atrodo, tai buvo Jonas Mačiulis. Blumas su kamuoliu. Vaikulis, netaiklus metimas. Žalgiriečiai perima kamuolį. Beveik įpusėjo pirmasis šių rungtynių kėlinys. Ir leido žaisti toliau šių rungtynių arbitrai ir Edas Kota. Tuo pasinaudojo, jog faktiškai jau sustojusi buvo visa Ventspilio klubo gynyba. Visi žaidėjai žiūrėjo į arbitrus, ką čia skirs ar pražanga Kota, ar pražanga kažkam iš Ventspilio klubo žaidėjų. Tuo tarpu arbitrai leido žaisti ir tuo pasinaudojo Edas Kota, pelnė 2 taškus. Tačiau po taiklaus metimo Latvijos krepšininkai vėl persvara rezultatą savo komandos naudai. 8-7 liko žaisti 4 minutės ir 47 sekundės. 7 sekundės žalgirio atakai. Iš sunkios padėties atakavo Tanoka Berdas. Nepavyks atkovoti kamuolį žalgiriečiams ir Ventspilio krepšininkų ataka. Blumo perdavimas į baudos aikštelę. 2 taškai, kurios pelno Raitas Grafas ir dar pražanga žalgirio krepšininkams. Tai dar kada šis epizodas. Blumo perdavimas. Ir atrodo komercinė. Minutės pertraukėlė, taigi pertraukėlė šiose rungtynėse. Rungtynės susitinka Ventspilio ir Kauno Žalgirio klubai. Ir Latvijos krepšininkai tik pelnė 2 taškus, tai padarė Raitas Grafas ir galės dar pelnyti 1 tašką Latvijos komandos ir Latvijos rinktinės vidurio puolėjas. Po žalgiriečių pražangos jis turi galimybę pelnyti dar 1 tašką. Štai 24 metų, 2 metrų 10 cm ūgio krepšininkas, tačiau ir jo metimas netaiklus ir aikštėje pasirodo Dariusas Lavrinovičius. Minutės pertraukėlės metu Antanas Reika šiek tiek priekaištavo savo krepšininkams, jog jie kol kas žaidžia gana primityviai, bando atakuoti tik iš vidutinio nuotolio ir tai daro pakankamai nesėkmingai ir treneris pasiūlė paieškoti variantų, tačiau atrodo žalgiriečiai kol kas neišgirdo trenerių žodžių. Matoma dar viena tiesa, šitą metimą ne iš vidutinio nuotolio iš toli metė žalgiriečiai, tačiau labai netaiklus metimas, kamuolys tenka Ventspilio krepšininkams. Siūlė šiek tiek
protingiau žaisti Antanas Sereika, žalgiriečiams, pabandyt perduot kamuolį, kad ir dabar aikštėje pasirodysiam Darijušui Lavrinovičiui. O tuo tarpu Latvijos krepšininkai didina persvarą, dar vienas taiklus metimas, 12-7, 5 taškų persvarą įgyja Ventspilio klubas. Likus 3 minutėms ir 40 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Kamuolys atitenka žalgiriečiams. Simonas Serapinas taip pat pasirodęs aikštėje po minutės pertraukėlės kartu su Darijušu Lavrinovičiumi. Vietoje Jono Mačiulio. Netaiklus dar vienas metimas. Niekaip nesiklijuoja žaidimas šiandien Kauno Žalgiriui. Gal šiek tiek ir, kaip minėjo treneris Antanas Sereika, labai lengvai nori pelnyti taškus žalgiriečiai. O dabar netaiklus Edo Kotos perdavimas, tačiau pasiseka, galima taip sakyti, Žalgirio komandai šį kartą. Kamuolys lieka žalgiriečių rankose. Primenas su kamuoliu. Perdavimas po krepšiu, nes tai atrodo dabar tik įsiklausė į trenerio žodžius, tačiau ir šis bandymas buvo nesėkmingas. Kanoka Berdas nesugaudo kamuolio. Nors be jokios abejonės nepatenkintas Kanoka Berdas, jo nuomonė nebe pražangos sutrukdė varžovai dabar atakuoti, gauti kamuolį po varžovų krepšių. Pasirodo naujas krepšininkas ir Ventspilio klube, tai Kristapas Purnis. O tuo tarp atrodo nesportinė pražanga nubaustas Kanoka Berdas. Ir Janis Blumas prie baudų metimo linijos. Antrasis metimas taiklus ir su kamuoliu dar bus Ventspilio krepšininkai. Purnis grąžina kamuolį į aikštę, Blumas. Martinas Skirmantas, dar vienas krepšininkas, kuris taip pat pasirodė aikštėje po pertraukėlės. Blumas su kamuoliu. Nepavyko šį kartą perduoti kamuolio po krepšiu. Kanoka Berdas. Vidas Ginevičius. Vidas Ginevičius pakeitė Edo Kotą. Simonas Serapinas. Ir pražanga Latvijos krepšininkui. Dar kartą šis epizodas atrodo Martinui Skirmantui skiriama pražanga. Ir Simonas Serapinas, 23 metų, Žalgirio klubo atakuojantis gynėjas, stoja prie baudų metimo linijos. Taiklus pirmasis jo metimas. Praėjusiame sezone Baltijos krepšinio lygos varžybose netaiklus antrasis metimas. Nepavyko nė karto Ventspilio krepšininkams įveikti žalgiriečių. Jiems kur kas geriau praėjusiais metais sekėsi žaisti su Lietuvos Ryto komanda. Skirmantas po krepšiu ir vėlgi gana paprastai padaręs pauzę, pergudrauja Kanoka Berdą ir prieš pasirodęs Latvijos krepšininkas. Pelno jau 3 taškus iš viso. Vidas Ginevičius. Kanoka Berdas. Na, akivaizdus įrodymas, jog atrodo paprasčiausiai tingi toks daro įspūdis šiandien žaisti žalgiriečiai. O dabar gana skubotas, vėlgi mano nuomonė, Janio Blumo metimas. Pusantros minutės lieka iki pirmo kėlinio pabaigos ir štai taip tarsi šiek tiek tingėdamas abi komandas artėja prie pirmo kėlinio pabaigos. Esant rezultatui 15-8, vos 23 taškus pelnė abi komandas. Tikrai labai prastas rezultatyvumas. Štai, tai padėtis sudėtinga. Taškus pelnyti pavyksta. Regis Primenas. Ir kitko, tiek Latvijai, tiek nepasiteliame Baltijos krepšinio lygos puslapyje. Regis Primenas, vadinamas dažniau Filipų Primenu.
Vidas Ginevičius. Atrodo, bus pelnyti lengvi taškai. Taip pat galbūt pagalvojo ir Vidas Ginevičius, tačiau paskutinė akimirka Latvijos krepšininkai tam sutrukdo. O dabar Kristapas Purnis atakuoja iš toli, metimas netaiklus. Ir Latvijos krepšininkai žaidžiami šiek tiek ryžtingiau sugeba atkovoti kamuolį. 30 sekundžių lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. 15-10. Beveik iki kėlinio pabaigos gali laikyti kamuolį Latvijos krepšininkai. To jie nedaro. Ko gero pasielgė ne visiškai teisingai. Dabar jau žalgiriečiai gali žaisti su kamuoliu iki pirmo kėlinio pabaigos. Ginevičius. Pats Ginevičius atakuoja iš toli ir jo sprendimas šį kartą pasiteisina. 15-13. Žalgiriečiams po taiklaus Vido Ginevičiaus tolimo metimo pavyksta sušvelninti rezultatą. Taigi nieko tragiško tikrai nėra. Žalgiriečiai po pirmo kėlinio pralaimi vos 2 taškais. 13-15. Lietuvos televizija tęsia transliaciją iš Ventspilio olimpinio centro, kur netrukus prasidės Baltijos krepšinio lygos čempionato rungtynių tarp vietos Ventspilio klubo ir Kauno Žalgirio antrasis kėlinys po pirmo kėlinio. 15-13, 2 taškų skirtumo pirmauja Ventspilio krepšininkai, nors vienu metu jie buvo įgiję net 7 taškų persvarą, tačiau po to 5 taškus iš eilės pelnė žalgiriečiai, baigiantis pirmam kėliniui. Taiklus buvo Vido Ginevičiaus tolimas metimas, o dabar Rašidas Brockenborough pelno 3 taškus ir vėl atstato 5 taškų persvarą. 18-13. Primena su kamuoliu. Tanoka Berdas, netaiklus Tanokas Berdo metimas, kol kas nesėkmingai žaidžia Tanoka Berdas šiose rungtynėse. 2 kartus bandė mesti iš toli, ko daryti ko gero visiškai nereikėjo. Nematome mes galingos jo kovos po krepšiu, po varžovo krepšiu. Latvijos krepšininkai su kamuoliu. Rašidas Brockenborough. Terence'as Thomasas. Kitas amerikietis pasirodęs Ventspilio klubo gretose. Abiejose komandose palyginus su praėjusiu sezonu įvyko tikrai daug pasikeitimų. Simonui Sarafinui fiksuojama pražanga. Na, jeigu kalbant apie Žalgirį, jūs gero puikiai žinote, kas iš žalgiriečių paliko komandą, kas atėjo. Jeigu bet keletą žodžių apie Ventspilio komandą, neliko joje amerikiečių Michaelo Lenzlio, Justino Lavo, neliko Aigoro Vitolo, Arnio Vecvagaro, Bruno Valdžio Petersono, neliko dar vieno amerikiečio, Brendlio Raito. Nėra ir lietuvio Kęstučio Šeštoko, kuris žaidė ne visą sezoną. Ir į jų vietas atėjo kiti krepšininkai, tačiau tikslai išlieka tie patys Ventspilio klubui. Ir toliau sėkmingai pasirodyti be jokios abejonės Baltijos krepšinio lygos čempionate. Na, vėlgi nepaslaptis, jog pagrindinis, ko gero, Ventspilio klubo tikslas sėkmingai sužaisti ULEP taurės varžybose. Jau pernai tikrai puikiai žaidė ULEP turnyre Ventspilio krepšininkai, ypač reguliariojo sezono metu, pirmajame etape, kai iš 10 rungtynių Ventspilio krepšininkai laimėjo net 9 rungtynės, patyrė vos 1 pralaimėjimą. Tačiau po to, žaisdami ketvirtfinalyje su Vršaco Hemofarmo klubu, Latvijos krepšininkai išvykoje pralaimėjo 6 taškų skirtumų 93-99, dar 2 taškus pelno Latvijos krepšininkai, tai daro šį kartą Terence'as Thomasas. Taigi 6 taškų skirtumų pralaimėjo Ventspilis ketvirtfinalyje 93-99, o savo aikštėje laimėjo 5 taškų skirtumą 82-77. Taigi vos 1 tašką pritrūko Ventspiliui, kad patektų į pusfinalį. Šiemet ULEP taurės varžybose Ventspilio krepšininkai pateko pirmajame etape į vieną grupę su Adeko Studiantes klubu iš Ispanijos, Lukoilo klubu iš Bulgarijos, Albos klubu iš Vokietijos, Ario krepšininkais iš Graikijos ir Oifoni Bry komanda iš Belgijos. Būtent su belgais lapkričio 8 dieną Ventspilio klubas ir pradės ULEP taurės varžybas. Na tai, kada Eurolygos varžybas pradės abu Lietuvos klubai, tiek Žalgiris, tiek ir Rytas, manau, visi krepšinio sirgaliai žinote. Dėl viso ko tik tais galbūt tiems, kurie rečiau prisivedė prie televizorių ekranų, stebėti krepšinio varžybų, galiu paminėti, kad Ryto debiutas Eurolygoje įvyks lapkričio 2 dieną, Kroatijoje, žaidžiant su Zagrebo Cibona.
žalgiriečiai eilinį sezoną Eurolygoje pradės lapkričio 3 dieną, taip pat Balkanuose, Slovėnijoje žaisdami su vietos Olimpija. Namie abu savo klubus Eurolygos varžybose Lietuvos vaikais ir gali pamatys atitinkamai lapkričio 9-10 dieną. Ryte žais su Milano Armani Jeans, Žalgiris su Vitorijos Tau Ceramika. Ir toliau permaningai klostosi šios rungtynės, akivaizdu, jog bent jau kalbant apie Žalgirį, komanda tikrai neranda kol kas savo žaidimo. Tai pertraukėlės metu patvirtino ir treneris Antanas Sereika, tai akivaizdžiai patvirtino ir šių rungtynių rezultatas 23-13. Tai tik dabar pavyksta šiek tiek sumažinti skirtumą. Paulius Jankūnas pelno pirmuosius taškus antrajame kėlinyje. Žalgiris sumažino skirtumą iki 8 taškų, 23-15, 7 minutės ir 10 sekundžių lieka iki didžiosios pertraukos. Latvijos krepšininkas su kamuoliu. Skirmantas iš vidutinio nuotolio, išsprunda kamuolys. Išlanko Vidas Ginevičius. Vidas Ginevičius, Simonas Sarapinas, šalia Paulius Jankūnas. Darius Lavrinovičius. Ir judėjimas iš viršaus šiek tiek mažina skirtumą. Skirtumas mažėja iki 6 taškų. Ir dar 1 minutės pertraukėlė atrodo šios dienos rungtynėse. Vėl grįžtame į Ventspilio olimpinį centrą, kur Baltijos taškų lygos čempionato rungtynės žaidžia Ventspilis ir Kauno Žalgiris. Žalgiriečiams po 2 iš eilės sėkmingų atakų pavyksta šiek tiek sumažinti skirtumą. Nuo 10 taškų jis sumažėjo iki 6, tačiau su kamuoliu Latvijos krepšininkai. Tomasas. Brockenborough. Tolimas metimas pasiekė tikslą. Atvirkščiai iš Brockenborough gavo kamuolį Terence'as Tomasas ir tolimų metimų vėl didina skirtumą iki 9 taškų. Lavrinovičius bando pakartoti tą patį ir priverčia prasižengti Marijų Petravičių. Praeis sezoną priklausęs Oštingas Telindus klubui. Marijus Petravičius faktiškai praleido sezoną dėl traumos. Nuo to tarpo netaiklus buvo Darius Lavrinovičiaus metimas, tačiau Paulius Jankūnas pirmasis prišoka prie kamuolio ir pelno 2 taškus. O dabar nespėja. Atrodė, kad nespėja gynybą žalgiriečiai, paliko po krepšį laisvą krepšininką ir blokuojamas dabar. Raičio Grafo bandymas pelnyti lengvus taškus, tai padaro Darius Lavrinovičius, Ginevičius. Paulius Jankūnas grąžino kamuolį šiek tiek atgal. Lavrinovičius ir Jonas Mačiulis. Kol kas nervingai žaidžia Jonas Mačiulis šiose rungtynėse. Galbūt paveikė jį šiek tiek tas blokas gautas rungtynių pradžioje. Dabar jau žaidžia kur kas užtikrinčiau ir pelno 2 taškus Jonas Mačiulis. 26-23, tai kaip neįčiom. Skirtumas sumažėjo iki 3 taškų. Tačiau taikliu metimu atsako Raimondas Vaikulis. Ir skirtumas vėl 6 taškai. 29-23. 5 minutės lygiai iki antro kėlinio pabaigos. Ginevičius. Atiduoda kamuolį priebados metimo linijos Darius Lavrinovičiui ir šis pelno taškus. Darius Lavrinovičius pasirodymas įnešė šiokį tokį pagyvėjimą Žalgirio žaidime. Jau 6 taškus pelnė Darius Lavrinovičius, jis rezultatyviausias savo komandoje, o to tarpu bando ir toliau iš toli įsivaidyti Ventspilio krepšininkai. Tarp kitko panašiai žaidė per rungtynes su Lietuvos Ryto komanda. Skaitikėms atrodydavo, kad varžovai bando atitrūkti, pasipildavo tolimi metimai, na ir kartas nuo karto tai pasiteisindavo. Na tai dabar įrodo amerikietis Terence'as Tomasas, rodo, jog gali visi kitaip sužaisti Ventspilio krepšininkai. Netaiklus. Dabar Simonas Sarapino metimas ir atrodo 3 baudos metimai. Kristapas Purnis. Prasižengė Simonui Sarapinui metant į krepšį ir minutės pertraukėlė.
Ventspilio krepšininkai tik buvo jūsų ekranuose, dabar matome Terenco Tomaso ataką. Terencas Tomasas, šis krepšininkas keletą sezonų praleido Jungtinių valstijų studentų lygoje. Praėjusiais metais žaidė Liuksemburgo čempionate, Dudelanžo komandoje, ten jo asmeniniai rodikliai tikrai fantastiški, 37 taškai per rungtynes, 18 atkovotų kamuolių per rungtynes, 5 rezultatyvūs perdavimai per rungtynes ir 6 perimti kamuoliai. Tačiau priminsiu, jog tai buvo ne Ispanijos, ne Italijos krepšinio lygose, o Liuksemburgo čempionate. Tačiau Terencas Tomasas jau ir šį sezoną žaidžiamas Ventspilėje įrodo, jog yra aukštesnio lygio komandose, jis taip pat gali būti pakankamai naudingas ir pavojingas varžovams. Simonas Serapinas, antrasis metimas taiklus, skirtumas sumažėja, 31-26. Ir trečiasis, iš 3 baudų 2 pataikė Simonas Serapinas. Ir sumažino skirtumą iki 4 taškų, 31-27. Latvijos krepšininkai su kamuoliu. Marijus Petravičius dabar gauna kamuolį iš amerikiečio. Rašidas Brokenbrau, netaiklus metimas. Marijus Petravičius atkovojo kamuolį, vos neprarado, tačiau kamuolys vėl atitenka Latvijos Purnis. Tomasas. Atsiprašau, Brokenbrau. Ir iš po krepšio Marijus Petravičius pelno 2 taškus. Skirtumas vėl didėja iki 6, 33-27. Edas Kota. Serapino perdavimas Ladrinovičiui. Kova dėl kamulio ir kamuolys atitenka, atrodo, Ventspilio krepšininkams. Darius Ladrinovičius gana sėkmingai įsijungė į žaidimą, pelnė beveik iš eilės 6 taškus, padėjo Žalgirio komandą priartėti prie varžovų, tačiau savotišką atsvarą turėjo Karlis Mužnekas tame epizode. Būtent, kai ėmė sektis Darius Ladrinovičiui, aikštėje pasirodė Terencas Tomasas, pelnė irgi galima sakyti iš eilės 7 taškus ir skirtumas išliko panašus, koks ir buvo. 33-27, 6 taškų persvara pirmauja Ventspilio krepšininkai. Suklysta dabar amerikietis, tada tai buvo Rašidas Brokenbrau. Edas Kota jūsų ekranuose po pertraukos sugrįžęs į Kauno Žalgirio komandą. Kaip jau minėjau, 5 rungtynes iki šiol žaidė Ventspilio krepšininkai Baltijos krepšinio lygoje. Nepavyksta pelnyti taškų dabar žalgiriečiui. O parsižengė Dalronas Johnsonas, dar vienas amerikietis, rungtyniaujantis Ventspilio klube. Paulius Jankūnas prie baudų metimo linijos. Taigi Ventspilis pirmose rungtynėse 84-52 įveikė Kalevo komandą. Po to, tai rungtynės vyko Ventspilyje, po to svečiuose 73-65 buvo nugalėtas Talino Dalkija Nibit klubas. Netaiklus abu Paulius Jankūno baudos metimai. Po to ten pat Taline Ventspilis 92-59 nugalėjo Talino Piritą. Po to buvo rungtynės jau minėtos Lietuvos Ryto komanda Ventspilyje, kai Latvijai pralaimėjo 67-72 po toklios kovos. Būna ir taip, iš tokio atstumo nesugebėjo įdėti kamuolį krepšį Ventspilio komandos žaidėjai. Ir šią savaitę Ventspilis savo aikštėje 79-67 nugalėjo Gulbenės Bumerango komandą, o dabar taiklus Janio Blumo tolimas metimas. 5 taškus jau pelnė Janis Blumas. Ir skirtumas vėl didėja 36-27. Likus žaisti mažiau nei 2 minutėm. Vėl šiek tiek skubotas žalgiriečių metimas. Neturiu šių rungtynių statistikos, tačiau akivaizdu, jog kol kas tiek iš toli, tiek ir iš vidutinio nuotolio nesėkmingai šiandien atakuoja krepšį Žalgirio komandos žaidėjai. Regis Filipas Frimenas pasirodo aikštėje, kaip minėjau, būtent Filipu jį vadina kiek teko girdėti ir čia Ventspilio olimpinėme centre ir netgi oficialioje Baltijos krepšinio lygos interneto tinklapyje. Būtent Estijoje ir Latvijoje Filipo vadinamas krepšininkas, Lietuvoje mes, kaip sakiau, dažniau vadiname Regis Frimenu.
Tanoka Berdas. Berda baudos metimai taip pat netaiklus. Jeigu turbūt kol kas Žalgiris apie savo žaidimą gali sakyti tik taip. Kai nesiseka, tai nesiseka. 36-27. Dar vienas Tanokos Berda bandymas. Nepavyksta ir šį kartą pelnyti taškų Tanokai Berdui. Jo sąskaita ir toliau vos 3 taškai pelnyti šios dienos rungtynėse. Likus žaisti pusantros minutės iki antro kėlinio pabaigos. 9 taškų skirtumai pirmauja Ventspilio krepšininkai. Kristupas Purnis buvo su kamuoliu. Kažkai be jokios abejonės neturėtų būti įskaityti. Žalgiriečiai prasižengė ir jis užrirbėjo turėtų grąžinti kamuolį Ventspilio krepšininkai. Ginevičiui pirmoji pražanga. Dainas atiduoda kamuolį Purniui. Prieš Purnį Ginevičius. Petravičius. Prieš Tanoką Berdą. Terensas Tomasas. Taip dabar jau Terensas Tomasas prieš Tanoką Berdą ir Tanokai Berdai fiksuojama pražanga. Nors matote, ką rodo Tanoka Berdas, jis yra kiek kitokios nuomonės. Aš vis dėlto sutikčiau su rungtynių arbitrais šiame epizode. Antrą kartą prasižengė Tanoka Berdas. Pirmą kartą, jeigu neklystu, jis buvo nubaustas nesportinę pražangą. O Terensas Tomasas toliau renka taškus, 8 jo taškas, 25 metų, 1,98 m ūgio krašto puolėjas. Šį kartą Tanoka Berdas laimi kovą prieš Marijų Petravičių ir atkovojo kamuolį Edą Skotą. Frimenas. Didis Ginevičius. Ir perdavimas po krepšį Tanokai Berdui. Čia atrodo pakankamai neblogai studijavę žalgiriečių žaidimą Latvijos krepšininkai ir matome jau ne pirmą epizodą, kai tik žalgiriečiai bando įsiklausydami savo trenerio patarimą, perduoti kamuolį arčiau krepšį arba Darius Lavrinovičiui arba Tanokai Berdui. Atrodo, yra beveik visada tam pasiruošę Ventspilio krepšininkai, šoklus amerikiečiai. Dažnai arba sutrukdo gauti kamuolį, arba netgi jį perima. Nu, dabar jau praradę kamuolį prasižengė Ventspilio komandos žaidėjai. Ir atrodo dabar jau nesportinė pražanga baudžiamas kažkuris iš Ventspilio. Janis Blumas atrodo baudžiamas pražanga ir tai antroji jo pražanga šios dienos rungtynėse. Tanokai Berdui kol kas juoda diena. Pabandė rungtynių pradžioje jis atakuoti iš tokio galbūt neįprasto tolimo atstumo, iš 3 taškų zonos, metimai tiksliai nepasiekė. Po to kelis kartus sutrukdė varžovai gauti kamuolį po krepšiu, dėl ko piktelėjo Tanoka Berdas ir galbūt tas piktelimas šiek tiek išvedė iš kantrybės atrodytų patyrus Tanoka Berdą ir kol kas jo sąskaitoje vos 4 taškai pelnyti šios dienos rungtynėse. Aibė pramestų baudos metimų. Regis Frimenas taiklus. Jo metimas ir 5 taškai. Regis Frimenas sąskaitoje 37-31 ir 15 sekundžių iki didžiosios pertraukos. Galbūt paskutinioji Ventspilio komandos ataka antrajame kėlinyje. Janis Blumas, perdavimas tiesiai į rankas žalgiriečiams, greita Žalgirio komandos ataka ir spėja dar atrodo pelnyti taškus. Taip, bus įskaityti šie taškai, kurias pelnė Regis Frimenas, 7 jo taškas ir po taiklaus jo metimo skirtumas sumažėja 37-32. Atrodo toks skirtumas po 2 kėlinių pertrauką. Lietuvos televizija vėl jis kviečia į Ventspilio olimpinį centrą, kur prasidėjo trečiasis Baltijos krepšinio lygos rungtynių tarp Kauno Žalgirio ir Ventspilio klubo kėlinys ir Tanoka Berdas pelno
2 taškus. Ir skirtumas mažėja iki 2, 37-35. 6 taškai Kanokas Berdas sąskaitoje šiose rungtynėse. Timermanis. Vėl Timermanis su kamuoliu. Ir prasižengė žalgiriečiai. Ne, vis dėlto. Ivarui Timermanui atrodo skirta pražanga. Ir su kamuoliu žalgirio krepšininkai. Kota, Frymenas, Lavrinovičius, Ginevičius. Ir Kanoka Berdas. Tokios suties žalgiris pradėjo antrąjį rungtynių kėlinį, atkovojo kamuolį žalgiriečiai, Edas Kota. Vėl iš naujo reikėjo savo komandą. Na, po 2 kėlinių susidarė toks įspūdis, kad paprasčiausiai negali susikaupti šios dienos rungtynėms žalgirio krepšininkai, nors ko gero reikia tai padaryti. Turbūt niekam nepaslaptis, kad per daug šios rungtynės nerimo nekelia, netgi jeigu jos nesėkmingai susiklostytų žalgirio komandai, beveik visiems turbūt akivaizdu, kad favoritai čia Baltijos lygos turnyre liktų tie patys, tai yra Žalgiris, Rytas ir Ventspilio klubas. Visai kas kita, kad žalgiriečiams štai šios rungtynės yra galbūt vienas iš jėgų patikrinimų prieš artėjančias Eurolygos varžybas. Kanoka Berdas sėkmingai pradeda trečiąjį rungtynių kėlinį, antrąją rungtynių pusę, 4 iš eilės jo pelnyti taškai. Ir skirtumas turėtų būti lygus, 37-37, nors Latvijos televizijos režisierių, kurie apskritai mūsų tikrai nelepina šiandien faktiškai jokia rungtynių statistika. Ir viską tenka skaičiuoti pačiam, taigi galima sakyti, jog viską, ką girdite, yra neoficiali statistika. Taigi, pagal tą neoficialią statistiką 8 taškai Kanokas Berdas sąskaitoje, o tuo tarpu dabar prie baudų metimų linijos Kristopas Purnis. Iki šiol pelnęs buvo 3 taškus šis krepšininkas. Ir dar vienas baudos metimas. Kristopas Purnis vėl persveria rezultatas savo komandos naudai. 39-37 pataikęs 2 baudos metimus iš 3, 2 taškų skirtumų. Pirmojo Ventspilio krepšininkai. Tolimas Redžio Frymeno metimas netaiklus. Petravičius atkovojo kamuolį, taip pat jį praranda. Kanoka Berdas, 2 taškai ir bauda. Taigi puikiai trečiąjį šių rungtynių kėlinį pradėjo Kanoka Berdas. Neįtin sėkmingai rungtyniavęs per pirmąją rungtynių pusę. Ir Mariui Petravičiui dar fiksuojama pražanga antrą kartą. Prasižengė Marius Petravičius, 26 metų, 2 metrų 7 cm ūgio vidurio puolėjas, lietuvis žaidžiantis Ventspilio klube. Priminsiu dar kartą, jog Marius Petravičius savo karjerą pradėjo Šilutėje, po to rungtyniavo Jungtinėse Amerikos valstijose, mokyklos ir universiteto komandoje, žaidė Mitteldeutscherio klube, Kelindus klube, kartu su šio klubu iškovojo FIBA taurę ir tapo naudingiausių finalo ketverto žaidėjų. Praėjusiais sezonais irgi turėjo praleisti Kelindus klube, tačiau dėl traumos iš esmės beveik nežaidė. Kotas perdėjimas Frymenu ir paskutinė akimirka Latvijos krepšininkams pavyksta išmušti kamuolį už aikštės ribų. Žalgiriečiai tęsia savo ataką. Ir kamuolys atitenka Ventspilio krepšininkams. Bene pirmą kartą šios dienos rungtynėse, nebent pačioje rungtynių pradžioje galbūt ir pavykę buvo įsiveržti į priekį Žalgirio komandai, tačiau po to visą laiką pirmavo Ventspilio krepšininkai, štai dabar pirmą kartą į priekį išsiveržė Žalgiris po 7 iš eilės Kanokos Berdo taškų. 40-39 pirmauja Kauno žalgiriečiai. Taigi, kaip jau sakiau, šios rungtynės galbūt svarbios kita prasme. Tolimų metimų atsako Ivaras Timermanis. Ir dėl 2 taškų persvarą pirmauja Ventspilio komanda. Taigi, tai vienas iš paskutinių patikrinimų prieš Eurolygos varžybas Žalgiriui. Tačiau štai šioms rungtynėms bent jau pirmoje jų pusėje susidarė toks įspūdis, žalgiriečiams rimtai nusiteikti nepavyko. Galbūt šiek tiek dabar jau pyktelėjo žalgiriečiai. Ir kas labiau susikaupę pradėjo trečiąjį šių rungtynių kėlinį. Tai atspindi ir rezultatas. Vidas Ginevičius
Ketvirtasis Žalgirio komandos žaidėjo taškas šios dienos rungtynėse, mažinti skirtumą iki 1 taško, o štai išlyginti rezultatą Vidui Ginevičiui nepavyko. Kol kas beveik nepasiekė tikslo ir tolimi žalgiriečių metimai. Vėlgi, galiu klysti, tačiau atrodo, jog tik tais baigiantis pirmajam kėliniui tolimas Vido Ginevičiaus metimas, ar tik ir nebus vieninteliu taikliu tolimo metimu, kurį pavyko pelnyti Žalgirio komandai šios dienos rungtynėse. Visai kas kita Ventspilio klubas. Tai ir Ivaras Timermanis, ir Terencas Tomasas, ir Vaikulis krepšininkams. Jau nekartą, Latvijos krepšininkams nekartą pavyko nubausti žalgiriečius tolimais metimais. Prasižengė Latvijos krepšininkai Martinas Skirmantas. Jau 5 sezoną žaidžiantis Ventspilio klube, vienas iš tų krepšininkų, kuris liko komandoje po praėjusio sezono pasikeitimo. Labai nesiseka šiandien mesti Tanokai Berdui baudos metimus, net jau iš daug, tačiau pataikė vos kelis. Taigi, Pavelas Veselovas, Martinas Skirmantas, Ivaras Timermanis, Janis Bliumas. Tai krepšininkai, kurie žaidė Ventspilio klube ir Ugis Vylumas, tačiau mes aikštėje beveik nematėme šiandien. 5 krepšininkai, kurie liko Ventspilio klube po praėjusio sezono. 42-42 lygus rezultatas. Timermanis perduoda kamuolį Skirmantui, tačiau šiandien pelnyti taškų nepavyksta. Tačiau vėl Ventspilio krepšininkai atkovoja kamuolį. Timermanis grąžina kamuolį atgal Terencui Tomasui. Sėkminga buvo šio krepšininko atkarpa antro kėlinio pradžioje, kai jis pelnė irgi beveik iš eilės 9 taškus. Tuo pačiu sakydamas į sėkmingą Dariušo Lavrinovičiaus žaidimą. Nesikeičia rezultatas. 42-42 Ginevičius bando pasislėpti Dariušo Lavrinovičiaus nugaros. Bražovai to padaryti neleidžia, Tanoka Berdas. Ir štai dabar gudriai pasielgė Ventspilio klubo krepšininkai. Atsitraukė, galbūt irgi šiek tiek žinodami Tanokos Berdo būdą, jog šis bandys savo padėti šiek tiek kūnų. Ir dabar pabandė tuštumą nustumti Tanoką Berdas ir atsidūrė ant grindų. Terencas Tomasas pasirodo aikštėje, kaip jau minėjau, antrajame kėlinyje labai sėkmingai žaidė šis krepšininkas. 25 metų, 1,98 cm krašto puolėjas, amerikietis. Tanoka Berdas. 14-asis Tanokas Berdo taškas. Per 2 pirmuosius kėlinius pelnęs vos 6 taškus. Antrajame kėlinyje, trečiajame kėlinyje Tanoka Berdas nesulaikomas, jau pelnė iš viso 14 taškų. Ir didinį skirtumą iki 3 taškų. Brockenborough. Perdavimas Petravičiui. Pametimas netaiklus. Vidas Ginevičius. Spėja sugrįžti į gynybą Latvijos krepšininkai. Vidas Ginevičius. Prieš Vaikulį perdavimas Dariušui Lavrinovičiui. Akivaizdi ūgio persvara. Ir nieko nelaukdamas 2 taškus pelno Darius Lavrinovičius. Taip pat nieko nelaukdamas Latvijos klubo treneris Karlis Mužnikas prašo minutės pertraukėlės. Karlis Mužnikas ir jo komandos žaidėjai jūsų ekranuose. 47-42. Žalgiriečiai įgyja 5 taškų persvarą. 10 iš eilės Tanokos Berdo pelnytų taškų. Dar 2 taškus pridėjo Darius Lavrinovičius. Ir žalgiriečiai likvidavo ne tik 4 taškų atsilikimą po 2 kėlinių, tačiau jau dabar patys pirmauja 5 taškais. Taigi nereikia būti dideliu matematiku, jog 9 taškų skirtumų laimėjo šią atkarpą Žalgirio krepšininkai. Tiesa, dabar taikliu metimu atsako Terencas Tomasas. Mažinimas skirtumą iki 2 taškų. 11 taškų jau Terenco Tomaso sąskaitoje. Žalgiriečių gretose Tanoka Berdas yra pelnęs 15 taškų, 8 taškai Dariušo Lavrinovičiaus sąskaitoje, 7 yra pelnęs Regis Frimenas. Na, štai dabar šiek tiek persistengė Tanoka Berdas. Apsižvalgė, ką galima būtų apkaltinti šiame epizode, tačiau puikiai supranta, apkaltinti galima tik patys save. Brockenborough. Ir pelno 2 taškus amerikietis, Rašidas Brockenborough. 5 taškai jo sąskaitoje.
Rašidas Brockenborough žaidė keletą sezonų Austrijoje, žaidžiamas Kattenbergo klube sugebėjo net tapti viename iš sezonų rezultatyviausių ULEP taurės žaidėjų, tiesa kaip minėjau, žaidžiamas būtent Kattenbergo komandoje. Praėjusiais metais trumpai grįžo į Venezuelą, po to pernai žaidė Ispanų Leidos klube. O tuo tarpu ir toliau nesulaikomas Tanoka Berdas, jo sąskaitoje jau 17 taškų. Prasižengė Vidas Ginevičius, jeigu neklystu, antroji to krepšininko pražanga. Vidas Ginevičius trečia pėsnė, third foul. Stumtelėjo dabar Raimondą Vaikulį. O tuo tarpu po to jau puolime prasižengė Ventspilio klubo žaidėjai. Martinski ronda pirmā pėsnė, first foul. Ir kamuolys jau tenka žaidėjams 49-47. 3 minutės ir 15 sekundžių lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Darius Lavrinovičius, Vidas Ginevičius. Ginevičius tolimas metimas, netaiklus, kova dėl kamuolio, kurią laimi Ferencas Tomasas. Brockenborough veržiasi link krepšio. Netaiklus metimas, tačiau Brockenborough vėl atkovojo kamuolį. Dar vienas netaiklus metimas, Darius Lavrinovičius. Laimi kovą dėl atšokusio kamuolio. Na ir atrodo, ir pagal šį komponentą, pagal kovą dėl atšokusio kamuolių taip pat akivaizdžiai pagerino savo žaidimą žalgiriečiai. Per pirmosius du kėlinius bent jau susidarė toks įspūdis, jog ir pagal šį žaidimo komponentą Ventspilio krepšininkai bent jau nenusileido žalgiriui. Ginevičius. Freimanas. Nesiryžo atakuoti Freimanas ir žalgiriečiai nesugebėjo per 24 sekundės surasti progos mesti krepšį, nors Freimanas turėjo tokią progą, nutarė ją šiek tiek pasigerinti ir viskas baigėsi tuo, kad baigėsi atakai skirtas laikas. Janis Blumas pasirodė aikštėje. 8 taškai šio krepšininko sąskaitoje po pirmųjų dviejų kėlinių ir toliau 2 taškų skirtumų pirmauja Žalgiris. 2 minutės ir 10 sekundžių lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Tanoka Berdas laimi kovą dėl atšokusio kamuolio. Freimanas. Ir šį kartą drąsiai atakuoja Regis Freimanas. Tolimų metimų bando atsakyti ir Latvijos krepšininkai. Tanoka Berdas atrodo fiksuojama pražanga. Trečią kartą prasižengė Tanoka Berdas šiose rungtynėse. Tanoka Berdas trečia pėsnė, third foul. Iš karto nuėjo pastarti su Antanu Sereika. Paulius Jankūnas pasirodo aikštėje. Ir Dalranas Johnsonas aikštės šeimininkų komandoje. Tanoka Berdas dar lieka aikštėje, nepaisant to, kad yra prasižengęs 3 kartus. Būtent dėl to ar bandė, ko gero, pasitarti su Antanu Sereika, ar nereiktų jam prisėsti pailsėti. Janis Blumas su kamuoliu. 5 taškų skirtumų pirmauja Žalgirio krepšininkai. Regis Freimanui buvo įskaitytas tolimas metimas. Jo sąskaitoje jau 10 taškų. Tanoka Berdas ir Regis Freimanas kartu pelnė jau 27 taškus. Janis Blumas jūsų ekranuose. Žaidęs Lenkijoje, Anvil klube. Nuo praeitą sezoną rungtyniaujantis Ventspilio komandoje. Raimondas Vaikulis. Perdamas po krepšiu. Prasižengė žalgiriečiai. Simonui Sarapinui ir Dariui Lavrinovičiui bus užfiksuota pražanga. Simonui Sarapinui. Antroji pražanga Simonui Sarapinui. Ir prie baudų metimo linijos Raitis Grafas. 2 metrų 10 cm ūgio krepšininkas. Praėjusiame sezone žaidęs Vroclavo Šlionsko klube. Apskritai, Ventspilio klube dar nėra rungtyniavęs.
5 taškai iš viso Raičio Grafo sąskaitoje. Žaidęs Broceni komandoje, po to Jungtinėse Amerikos valstijose studentų lygoje žaidė Raitis Grafas, Ostin Vestelindis klube už praeitą sezoną, o praeitą sezoną, kaip minėjau, Vroclavas Šlionsko komandoje. Netaiklus Pauliaus Jankūno metimas, Žalgirio komandos gerbėjus ekranas atvykę į Ventspilį palaikyti savo komandos. Vaikulis atiduoda kamuolį atgal Blumui, Blumo tolimas metimas, netaiklus, kova dėl kamuolio, kurią laimi Dariušas Lavrinovičius. Serapinas atiduoda kamuolį Kotai, Kota, Lavrinovičius, Serapinas, Freemanas. Ir Jankūnas. Taiklus Freemano metimas. 55-48. 13 taškų Redžio Freemano sąskaitoje, po šio dar vieno tolimo metimo 2 iš eilės Freemano tritaškiai. Didina Žalgirio persvarą iki 7 taškų ir būtent tokiu skirtumu, 7 taškų skirtumu, Žalgiris laimi pirmauja po trečio kėlinio, o apskritai laimi net 9 taškų skirtumu trečio rungtynių kėlinį pertrauką. On the free throw line, after back screen, you go to the corner, and Jonas is coming high, because he's holding Na, specialiai padariau pauzę, kad galėtumėt pasiklausyti, jeigu galima buvo per tą trumpą atkarpėlę kažką suprasti, ką sakė Antanas Sireika ir Gintaras Krapikas savo komandos žaidėjams. Taigi po 3 kėlinių rungtynėse tarp Ventspilio ir Žalgirio klubų 55-48 pirmauja žalgiriečiai, puikiai sužaidė trečią rungtynį kėlinį, laimėjo jį 22-11, taigi tik 11 taškų leido pelnyti per šį kėlinį Žalgirio krepšininkai savo varžovams ir ketvirtasis galbūt paskutinis šių rungtynių kėlinys. Žalgiriui pirmaujant 7 taškų skirtumų, Janis Blumas su kamuoliu. Priminsiu dar kartą, jog žalgiriečiai kol kas laimėjo visas ketverias iki šiol žaistas rungtynės. Tiesa, vėlgi teisybės dėlei reikia pasakyti, jog tik štai šiandien jie susitinka su viena iš tų komandų, kuri taip pat yra laikoma šių varžybų favorite. Tai yra Ventspilio komanda iki šiol. Žalgiriečiai su beveik visais varžovais problemų neturėjo. Latplėšos Alus iš Valmieros buvo įvykęs 89-51. Tartu Rock 85-79, Kalevas 72-59 ir Neptūnas 83-60. Na, kalbant apie turnyro lentelę, kuri šiuo metu yra tokia, pirmauja Šiauliai, laimėjo visas 5 rungtynės, Rytas laimėjo visas 4 rungtynės, Žalgiris kol kas yra laimėjęs 4 rungtynės ir siekia šiose rungtynėse 5 pergalės. Iš toli dabar meta Jonas Mačiulis, metimas netikslus. Ir gana sėkmingai žaidė taip pat Rygos Barano, Vilniaus Sakalų ir Kauno Atleto komandos bei Nevėžis, kurie patyrė po vieną pralaimėjimą. Tarp kitko, vakar Sakalai patyrė pirmąjį pralaimėjimą čia Baltijos krepšinio lygoje. Sakalai Rygoje 68-78 pralaimėjo Barano klubui. Ten daugiausiai nemalonumų pridarė Giedrius Gustas ir Žydrūnas Urbonas. Sakalams pelnė atitinkamai 24 ir 23 taškus. Pavyks dabar blokuoti Ventspilio komandai Jono Mačiulį metimą. Tiesa, po to jo kovojant dėl kamulio, Dalvernas Johnsonas kamulį išleidžia už galinės linijos. Kalbant apie vakarą dieną, Rytas Taline 110-62 sutriuškino Kalevo krepšininkus. Nevėžis pratęsus rungtynės Gulbenėje Latvijoje 79-72 nugalėjo vietos Bumerango komandą. Tuo tarpu Dariušas Lavrinovičius pelno savo 10-ąjį tašką šios dienos rungtynėse. Akivaizdus lyderiai Žalgirio komandoje šiandien pagal pelnytus taškus ir būtent šių krepšininkų rezultatyvaus žaidimo dėka trečiajame šių rungtynių kėlinyje. Galbūt tai netaikoma Dariušui Lavrinovičiui, kuris būtent didžiąją dalį taškų pelnė antrajame kėlinyje, kai Ventspilis dar kartą pabandė atitrūkti nuo Žalgirio. Ir būtent Dariušo Lavrinovičiaus pastangų dėka nepavyko to padaryti žalgiriečiams, Ventspilio krepšininkams. Nu, po to jau trečiajame kėlinyje Tanoka Berdas ir Regis Freemanas tarė savo svarius žodžius. Tanokas Berdas sąskaitoje jau 17 pelnytų taškų, Regis Freemanas pelnė 13 taškų. Kaip jau minėjau, Dariušas Lavrinovičius yra pelnęs 10 taškų. Taiklus buvo Dalverno Johnsono abu baudos metimai.
aikštėje pasirodo Paulius Jankūnas. Taigi šiauliečiai kol kas, šiaulių krepšininkai kol kas pirmauja Baltijos krepšinio lygoje, iškovoja 5 pergalės ir šiuo metu vyksta šiauliečių rungtynės. Jie savo aikštėje neseniai pradėjo rungtynės su Talino Dalkija Nibit klubu ir prasidėjus antrajam kėliniui 24-10 pirmauja Šiauliai. Taigi, realu, kad šiauliečiai ir toliau žengs be pralaimėjimų Baltijos lygos krepšinio čempionate. Tuo tarpu Simonas Serapinas prie baudų metimo linijos. Ir dar labiau didina skirtumą. 2 taškai ir baudos metimas. 5 taškai Simonas Serapinas sąskaitoje ir net nepanašu, kad per pirmosius 2 kėlinius ne tik vyko tokia kova šiose rungtynėse, tačiau vienu metu varžovai buvo įgiję net 10 taškų persvarą. Tai buvo antrajame kėlinyje Dalronas Johnsonas, dabar tarsi į sieną atsitrenkė į Žalgirio komandos gynybą. Baigėsi atakai skirtas laikas. Ir Marijus Petravičius su savo komandos draugais priversas grįžti iš šios atakos, taip nieko ir nepešė. Iš esmės Žalgiris šiose rungtynėse, netgi drįstu jau taip šnekėti, nors net 8 minutės iki 4 kėlinio pabaigos, įrodė, jog šiek tiek pastangų, šiek tiek susikaupimo ir galbūt Ventspilis kol kas dar nėra ta komanda, kuri galėtų rimtai pasipriešinti žalgiriečiams. Ir per pirmosius 2 kėlinius, kai vyko, kaip jau minėjau, dar pakankamai atkakli kova ir netgi varžovai pirmavo, būtent ir susidarė toks įspūdis šiose rungtynėse, kad žalgiriečiams reikia šiek tiek susikaupimo, galbūt savotiško varžovų dirgiklio. Varžovai tai ir padarė, kelis kartus pabandė atsiplėšti nuo Žalgirio ir tik tada žalgiriečiai atsibūdė iš savotiško miego ir ėmėsi darbo, kurį trečiajame kėlinyje atliko puikiai, panašiai jie žaidžia ir 4 kėlinio pradžioje. Marijus Petravičius pelno savo 7 tašką šios dienos rungtynėse. Antrasis metimas netaiklus. 50-62. Likus mažiau nei 7 minutėms iki 4 kėlinio pabaigos. Darius Lavrinovičius. Serapinas ir tolimas Pauliaus Jankūno metimas. Jau 65-15 taškų skirtumų pirmauja Žalgirio komanda. Iš esmės galima suprasti dabar jau Latvijos krepšininkus. Jo labiau, jog tolimais metimais jie pelnė visai nemažai taškų šios dienos rungtynėse. Per pirmosius 2 kėlinius ta jų taktika, bandyti atakuoti iš toli, visai neblogai pasiteisino. Dabar iš esmės kito kelio jau Ventspilio klubų ir nėra. Pelno Rašidas Brockenborough 2 taškus. Ir dar vienas baudos metimas. Rašidas Brockenborough jūsų ekranuose, 28 metų, 1 metro, 91 centimetro. Atakuojantis gynėjas, galintis žaisti ir žaidėjo pozicijoje. Tanoka Berdas ir Vidas Ginevičius pasirodo aikštėje Žalgirio komandos gretose. Kristopas Purnis Ventspilio klube. Ir Rašidas Brockenborough, kaip minėjau, ilgą laiką žaidęs Austrijoje, tapęs 3 kartus šios šalies čempionu. Gauna dar 1 tašką, 8 taškai Brockenborough sąskaitoje. Skirtumas šiek tiek sumažėja 53-65. Regis Frimenas, pasinaudodamas Tanokas Berdo užtvarą, prasiveržė prie krepšio, tačiau metimas netaiklus, o po to jau Tanokai Berdui varžovai neleidžia atakuoti krepšį, neleidžia tą padaryti prasižengdami. Atrodo, Kristopas Purnis prasižengia. Ar vis dėlto Rašidui Brockenborough bus užfiksuota pražanga? Tai galbūt ir nėra jau taip svarbu. Tanoka Berdas. Tai vienas dalykas, kas nesisekė šiandien Tanokai Berdui visas rungtynės, tai baudos metimai. Atrodo, nesiseka ir toliau. 17 taškų surinko Tanoka Berdas šios dienos rungtynėse. O štai taškas, kuris leidžia tvirtinti, kad Tanoka Berdas pasiekė savo taškų vidurkį Baltijos krepšinio lygoje. Būtent per 26 vidutiniškai aikštėje praleistas minutės 18 taškų. Pelnydavo iki šiol Tanoka Berdas, būtent tiek taškų ir yra dabar jo sąskaitoje. Na ir prie to pridėkime dar 9 atkovotus kamuolius per rungtynes.
53-66. 13 suskirtumų. Pirmauja Žalgiris ir žalgiriečiai su kamuoliu. Nepavyksta perduoti kamuolį Tonokai Berdui. Marius Petravičius. Liudis Ginevičius grąžina kamuolį į aikštę. Simonas Serapinas, 2 taškai. Įsidrąsino ir Simonas Serapinas, 7 taškai jo sąskaitoje ir 68-53. Latvijos krepšininkai su kamuoliu. Kūrinis, tolimas jo metimas, labai netgi tolimas metimas, tačiau nepaisant to taiklus. 8 taškai Kristopo Pūrinio sąskaitoje, skirtumas šiek tiek sumažėja, 56-68. Likus žaisti 5 minutės ir 45 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Jankūno perdavimas Tonokai Berdui, šis bandė labai jau švelniai apeiti Marijų Petravičių, pavyksta tai padaryti ir 20 taškų Tonokas Berdo sąskaitoje, 70-56. Kristopas Pūrinis. Marijus Petravičius, netaiklus metimas nuo lentos, Paulius Jankūnas. Atiduoda kamuolį Redžiui Freemanui. Jankūnas, Ginevičius, perdavimas vėl Jankūnui, dabar jau Jankūno, metimas vėl nuo lentos, netaiklus. Brockenborough. Klysta varžovai, suklaidinės iš karto 2 varžovus, Paulius Jankūnas pelno savo 9 tašką, 72-56. Didžiausią skirtumą šios dienos rungtynėse įgyja Žalgirio krepšininkai. Na, jau minėjau, jog tiek Rytas, tiek Žalgiris sezono Eurolygoje pradės iš karto po Helovino. Ta proga turbūt galime pasakyti, kad tai galbūt nėra visiškai baisu. Svarbiausia, kad tas visas sezonas Eurolygoje tiek vienai, tiek ir kitai mūsų komandai nepavirstų Helovinu. Tikėkimės, kad to nebus. Žalgiriečiai pirmauja šios dienos rungtynėse 16 taškų skirtumu, 72-56 ir reklaminė minutės pertraukėlė. Jūsų ekranuose Ventspilio krepšinio klubo žaidėjai. Panašu, jog 6 kartų Latvijos čempionams teks ir šiose rungtynėse, kaip ir praėjusiame sezone visose rungtynėse, pripažinti daugkartinio Lietuvos čempiono Kauno Žalgirio komandos pranašumą, nors galbūt po pirmųjų 2 kėlinių dar galima buvo paspėlioti, kuo baigsis šios rungtynės. 56-72 pirmauja Žalgirio krepšininkai. Rašytas Brockenborough jūsų ekranuose. Ventspilio klubas grąžina kamuolį į aikštę. 4 minutės ir 10 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabaigos. Metimas iš vidutinio nuotolio netaiklus. Kamuolį atkovoja Redžius Freemanas, atiduoda į Ginevičiui. Toliau vyksta rungtynės Šiauliuose, ten antrasis kėlinys ir Baltijos krepšinio lygos kol kas lyderiai. 17 komandų turnyro lyderiai Šiaulių krepšininkai, žaisdami namie su Talino Dalkijos Nybit klubu pirmauja 38-19, taigi jau įgyja 21 taško skirtumą. Nors Talino Dalkijo Nybit nėra visiška outsiderė Baltijos krepšinio lygoje, yra iškovoję 1 pergalę per 4 žaistas rungtynes Nybit krepšininkai. Kol kas pergalį nepavyko iškovoti Baltijos krepšinio lygoje 4 klubams. Tai Liepojos Lyvo Alus komandai, Klaipėdos Neptūnui, Tartu Rock klubui ir Talino Piritai. Visos komandos bent jau po pergalę turi. Be pralaimėjimų žengia kol kas Šiauliai, Lietuvos Rytas ir Žalgiris. Priminsiu, jog praėjusiame sezone Ventspilio krepšininkai, nepaisant to, jog jiems pakankamai neblogai sekėsi žaisti su vienu iš šio turnyro favoritų Lietuvos Ryto klubu, tačiau finalinio ketvirto varžybose Ventspilio krepšininkai turėjo pripažinti iš pradžių pusfinalyje Ryto pranašumą, nuo po to jau kovojant dėl
trečiosios vietos, taip vadinamajame mažajame finale. Ventspilis turėjo pripažinti ir Šiaulių komandos pranašumą, taigi praėjusią sezoną Ventspilio krepšininkai Baltijos krepšinio lygoje liko ketvirti. 87-97. Dėl trečiosios vietos pralaimėjo Vilniuje, Siemens arenoje vykusių finalo ketvirto varžybų metu Ventspilio krepšininkai. 3 minutės ir 15 sekundžių lieka, manau, jau iki rungtynių pabaigos, nors galima buvo tai pasakyti ir anksčiau. Vis dėlto, žinote, krepšinėje viską būna ir galbūt šiek tiek apsidraudžiau. Manau, kad ir Karlio Mužnieko žvilgsnis ir tai, kaip pastaruoju metu žaidžia Ventspilio krepšininkai, rodo, jog visiškai su tuo teiginiu, kad liko 3 minutės ne iki ketvirto kėlinio pabaigos, o iki rungtynių pabaigos sutinka ir patys Latvijos krepšininkai. Skirmantas grąžina kamuolį Timermaniui, Purnis, Ūgis Vylomas. Jeigu neklystu, tik dabar pirmą kartą pasirodęs aikštėje. Ir tolimas metimas, šį kartą nepavyksta Purniui pelnyti taškų. Dar vienas jo bandymas. Paprasčiausiai bent jau atrodo bando šiek tiek sumažinti skirtumą ir tai besistengdami Ventspilio krepšininkai kartas nuo karto meta kamuolį pro šalį. Žalgiriečiai atrodo vėl nerodo didžiulio noro pelnyti taškų ir maždaug jau 2 minutės nei viena iš komandų nepavyksta pelnyti taškų šios dienos rungtynėse. Dar viena nesėkminga Žalgirio komandos ataka ir greitas Latvių atsakas ir Ūgis Vylomas pelno pirmuosius savo taškus šios dienos rungtynėse, mažindamas skirtumą iki 14 taškų, 58-72. Gunevičius grąžina kamuolį Kotai. Kotos metimas netaiklus. Kota kol kas šios dienos rungtynėse pelnė vos 2 taškus. Aišku, tai nėra pagrindinis šio krepšininko tikslas, tai yra pelnyti taškus, tačiau žinome, jog Edas Kota mėgsta tai daryti, tačiau šios dienos rungtynėse jam tai nesisekė. Vidas Gunevičius. Visiška laisvė po varžovų krepšių, kuo ir naudojasi Paulius Jankūnas, pelnydamas savo jau 11 tašką. Jis tampa rezultatyviausiu iš vietinių krepšininkų, jeigu taip galima pasakyti, Žalgirio komandoje šios dienos rungtynėse. Tomas Kaberdas yra pelnęs 20 taškų, Redžis Freimenas 13, Paulius Jankūnas 11 taškų aplenkė Davišą Ladrinovičių, kurio sąskaitoje 10 taškų. Tai rezultatyviausių Žalgirio komandos žaidėjų, galbūt reiktų paminėti dar Simoną Serapiną, kurio sąskaitoje 7 taškai ir aikštėje pasirodo Andrius Aleksandrovas, 19 metų, 1 metro 98 cm ūgio. Krepšininkas, praėjusius 2 sezonus praleidęs Arvydo Sabonio krepšinio mokykloje. Kol kas Baltijos krepšinio lygoje rungtyniaujantis labai nedaug, žaidžiantis maždaug po 7 minutės per rungtynes, vidutiniškai pelnantis po 2 taškus. Taigi šiandien mes aikštėje žalgiriečių nepamatėme Žydrūno Kelio, Vilmanto Dylio ir Dariaus Šilinskio. 58-74. Aleksandrovas. Vidas Gunevičius. Netrukus prasidės paskutinioji šių rungtynių minutė. Taiklus. Atrodo, Kotos metimas. Ir Latvijos krepšininkas sako, irgi taiklių metimų. Ūgis Vylomas. 50 sekundžių. 60-77. Lietuvos Ryto komandai Ventspilis sugebėjo pasipriešinti kol kas rimčiau. Dar kada priminsiu, jog praėjusį šeštadienį vykusiose rungtynėse Ventspilis namie pralaimėjo 67-72. Šių rungtynės vilniečiams buvo tikrai nelengvos. Žalgiriečiams nelengviau buvo tik pirmieji 2 kėliniai. Akivaizdu buvo jau prieš tai buvusioje atakoje, jog labai aišku nori pelnyti taškus šiose rungtynėse Andrius Aleksandrovas, dabar galbūt šiek tiek paskubėjo, metė iš ne visai patogios padėties. Nieko nuostabaus, kad metimas nebuvo taiklus. Vidas Gunevičius, gražaus perdavimas, atrodo toliau pasiūlė įsijungti į šį šou Edas Kota Andriui Aleksandrovui ir štai dabar tokiu būdu, gana paprastu būdu, Andriui Aleksandrovui vis dėlto pavyksta pelnyti taškus.
60-79. 7 sekundės lieka iki šių rungtynių pabaigos. Ūgis Vilumas. Ir aidi finalinė šių rungtynių sirena, skelbianti, jog eilinė pergalė Baltijos krepšinio lygos čempionate iškovojo Kauno Žalgirio krepšininkai po permainingų ir atkaklių pirmųjų 2 kėlinių. Trečiajame ir ketvirtajame kėlinyje žalgiriečiai tiesiog nušlavė savo varžovus ir iškovojo pergalę 79-60. Iškovoja 5 pergalę, pasiveja Šiaulių krepšininkus, kurie tiesa greičiausiai iškovos 6 pergalę žaisdami namie su Dalkijos Nybit klubu. Ir dar kartą pakartosiu, jog šiose rungtynėse Tanoka Berdas Žalgiriui pelnė 20 taškų, Regis Freimanas 13, Paulius Jankūnas 11, Darius Lavrinovičius 10, Simonas Serafinas 7. Varžovo gretose rezultatyviausias buvo Terensas Tomasas pelnęs 12 taškų, po 8 taškus pelnė Kristopas Purnis, Rašidas Brokenborov ir Janis Bliumas. Taigi, štai tiek apie šias Baltijos krepšinio lygos čempionato rungtynės, kuriuose dar kartą pakartosiu, Kauno Žalgirio krepšininkai 79-60 įveikė Ventspilio klubą. Lūksim varbūt kādu. Redz šeit meitenes vēl. Nāk lūdzu, palīgā. Šī meitene noteiks to viņu laimīgo uzvarētāju.